Norėčiau prisistatyti, ką veikiu ir kodėl esu čia. Mano profesinės veiklos laukas yra 20-ojo amžiaus Lietuvos dailės istorija. Taikomąją grafiką arba grafiniu dizainu susidomėjau apie 1998 metus, tai yra praeito šimtmečio pabaigoje, kai kartu su kolega Osvaldu Daugeliu Čiurlionio dailės muziejuje Kaune rengėme parodą Art Deco Lietuvoje. Dizainų besidominčių vis daugėja, atsirado tyrimų ir diskusijų erdvė, pagaliau jūsų dėmesys šiam renginiui rodo, kad sakau tiesą. Vis dėlto rašyti apie grafinį dizainą, jeigu tai nėra aiškus, žinomas stiliaus pavyzdys, vieno naujo kūrinio arba vieno autoriaus kūrybos pristatymas nėra lengva. Neatsitiktinai knygų lentynos užverstos grafinio dizaino albumais, kuriuose dominuoja reprodukcijos, bet beveik nėra teksto. Sudarytojai ir leidėjai eina lengviausiu keliu, leisdami grafinio dizaino kūriniams, kurie visada turi naratyvo elementų, kalbėti patiems už save. Grafinio dizaino kūrinys, kaip bet kuris kitas vaizdas, reikalauja interpretacijų, kurios leistų jį integruoti į mūsų turimą žinojimą. Grafinio dizaino prasmė, grafinio dizaino kūrinio prasmė, mano gilių įsitikinimų, pranoksta utilitarinę paskirtį ir autoriaus saviraiškos siekius. Jis kalba, tas kūrinys, apie savo laiką, vietą, visuomenę ir kartais pasako daugiau, jeigu yra tinkamai prakalbintas, už tapybą arba skulptūrą. Tad tiesiog pamėginsiu trumpai atsakyti į tik ką išsikeltą klausimą apie galimus skirtingų žvilgsnių sąlyčio taškus, komentuodama vieno grafinio dizaino projekto istoriją. Buvau pakviesta į Bolonijos mugės kultūrinės programos organizavimo komisiją ir komisija nutarė, kad pagrindinė parodoje pristatomoms šiuolaikiniams mūsų dailininkų iliustracijoms reikia konteksto. Tas kontekstas viena vertus turėtų būti jauniausių autorių eksperimentinės knygos, kurios rodytų Lietuvos potencijas šitoj srityje. Kita vertus reikia istorinio fono, kuris leistų suprasti, iš kurgi viskas kilo. Taigi ir ruošiantis prisistatymui Boloniją pasiūlyta apsiriboti keliais garsiais vardais ir parodyti, pavyzdžiui, tikrai visiems vyresnės kartos žmonėms, vidurinės kartos žmonėms žinomų vaikų knygų iliustruotojų poros, tai yra Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus kūrinius. Kodėl būtent jie mums atrodo tokie reprezentatyvūs, kuo konkrečiai jie svarbus Lietuvai ir juo labiau pasauliui. Nusprendėm, kad bus geriau, jeigu pristatysime ne atskiras asmenybės, bet istorinį fenomeną. Tai yra reiškinį, kuris vadinasi iliustruota Sovietų Lietuvos vaikų knyga. Dar keli Steponavičiaus darbai. Knygų kontekstą sudarantis Žilytės ir Steponavičiaus kūriniai. Na ir trumpai viršelis. Kolekcija siūlė labai įvairias istorijas. Pasirinkom pasakojimą apie sovietizaciją. Čia matote to pasakojimo fragmentus. Ir bandymus atsispirti sovietizacijai, atsiremiant į savas tradicijas, tai pirmiausiai lietuvių liaudies meną
ir prieškario dailę. Dėliojom naratyvą iš knygų atvaizdų, bet aišku, supratom, jog jį reikia papildyti kontekstinę medžiagą. Tam visada tinka istorinės fotografijos, matėt, pavyzdžiui, tos Nykštuko ir Pušelės sanatorijos vaizdus reprodukavome parodos kataloge ir pateikėme taip pat parodoje. Papildėm savo pasakojimą ir žodiniais liudijimais, tai yra į katalogą įterpėm sakytinės istorijos skyrių Mano vaikystės knyga, kurioje prisiminimais apie vaikystėje giliausią įspūdį padariusias knygų iliustracijas dalyjosi mūsų dabartinės kultūros lauke pasižymėję žmonės. Tai yra dailininkai, meno kritikai, istorikai, leidėjai. Šitų metų pradžioj sužinojau iš Lietuvos kultūros instituto darbuotojų, kad indai susidomėjo mūsų parodą ir parodos dalis keliaus į čionajų. Aišku, apsidžiaugiam su mano kolegė Liškevičienė, kad parodą kuruosime ne mes, kad bus tik tai naudotasi ta mūsų sudaryta kolekcija. Parodą parengė patys Tara Books leidyklos darbuotojai, nes žinoma, tas kontekstas mums buvo visiškai nežinomas, nepažįstamas. Tai yra nuo 60-mečio Indija užmezgė gal 30 metų trukusią artimą draugystę su Sovietų sąjunga. Ta draugystė plėtojosi pačiom įvairiausiom formom, tarp jų ir kultūrinių mainų forma. Paklauskit savo mamų ir močiučių ir jos tikrai jums papasakos, kaip Sovietų sąjungoje ir Sovietų Lietuvoje tame tarpe žiūrovai, sunerimę žiūrovai atakavo kino teatrų sales, norėdami pamatyti naują indišką filmą. Tuo tarpu Indijoje vaikai ir jų tėveliai vartė ir skaitė į anglų kalbą išverstas sovietinės knygas ir godžiai žiūrėjo per televiziją sovietinius animacinius filmukus. Tokiu būdu net kelios indų kartos užaugo su sovietinėmis vaikiškomis knygelėmis, kurias anglų kalba leido pirmiausiai Maskvos leidyklos Raduga ir Progres, o paskui ir mūsų vyturys. Latvių, estų, lietuvių, baltarusių, gruzinų, kazachų, evenkų, moldavų, abchazų ir kitų pasakos bei jų rinkiniai, pavyzdžiui, Baltijos tautų arba Vidurinės Azijos tautų pasakos, taip pat modernių autorių tekstai, vaikams skirti tekstai, cirkuliavo milžiniškoje Indijos rinkoje dešimtimis tūkstančių egzempliorių, šiandien mums jau neįsivaizduojamais kiekiais. Tai ir būtų viena priežasčių sukėlusių indų, konkrečiai Tara Books leidyklos, susidomėjimą Sovietų Lietuvos vaikų knygomis. Tai yra vaikystės nostalgija, galingas jausmas. Ten dirbantys žmonės į šitas iliustracijas žiūri tokiu pačiu žvilgsniu kaip mes, bandydami suprasti vaikams skirtą iliustruotą knygą kaip istorinės epokos ženklą ir aiškinti per tas knygas per įvairius jų sukūrimo ir vartojimo kontekstus. Tai ačiū už dėmesį. Giedre, ar tu galėtum įvardinti nors keletą bruožų, kas yra specifiškai lietuviško lietuvių knygų dizaine? Tai paprasčiausiai galėčiau turiu omeny sovietmečio ar dabartinio. Aš tau leidžiu pasirinkti. Taip, lieku prie sovietmečio, kuriame sėdėjau va čia keletą dienų ruošdamasi šitam pristatymui ir galiu lengvai labai išsisukti lietuvių liaudies meno parafrazės. Vėlgi, jeigu rimtai pasižiūrėjus, tai nėra labai specifiškai lietuviška, dėl to, kad primityvų rėmėsi visas klasikinis modernizmas ir jeigu pasižiūrėsime, kaip tas primityvas transformuojamas modernizmo mene, tai nėra tos lietuviškos knygų iliustracijos kažkuo specifinės. Sakyčiau, specifika glūdi ne tiek vaizdo struktūroje, kiek medžiaginėje mūsų knygų kokybėje. Ir tai jau nėra labai džiugus rezultatas. Vėlgi, iš istorinės perspektyvos tai darosi įdomu. Jie
prasta spaudos kokybė, skirtumas tarp originalo ir iliustracijos atspaudo, jisai jau darosi toksai apmąstymų objektas, refleksijų objektas, žodžiu, grafikos istorikui tai yra įdomu. Manau, kad ir socialinio gyvenimo istorikui, ekonomikos istorikui, spaudos istorikui tai yra tikrai irgi vertinga medžiaga. Nežinau,